kuršiai? Tai labas rytas. Sėsk, kuršiukai, sėsk. Matau, kad rytas dar toks ne visai labas. Tai kad jis taptų labas, norėčiau jums iš karto užduoti keletą klausimų. Kad jūs iš karto įsijungtumėte ir galbūt po šitą mūsų labo ryto pradžios jūsų diena galėtų būti įspūdinga ir nuostabi. Tai dabar tyliai savo pagalvokite ir pabandykite užlenkti pirštus, jeigu į mano klausimą jūs turėtumėte atsakymą taip. Tai pirmas klausimas būtų toks. Ar jums kada nors teko mokykloje būti ten, kur šuo yra mokytojas? O gal teko būti mokykloje, kurioje yra šuo jūsų klasiokas? Gal jums teko būti kokioje nors kultūrinėje įstaigoje, kur jums parodą aprodė arba parodė kultūros įstaigos užkulisius gidas šuo? O gal jūs laikėte istorijos egzaminą šunų dresūros aikštelėje kartu su dresuotais tarnybiniais šunimis? Tai kol jūs dabar galvosite, lenksite pirštus ir svarstysite, kuris iš šitų variantų yra tinkamas jums ir jūs jau tai esate patyrę, norėčiau pristatyti savo keturkojį bendražygį, kolegą. Kurši? Eikš. Kurši? Eikš. Šalia. Sėsk. Tai yra, skaniukai griūna, tai yra mano bendražygis, su kuria keliauju 10 metų. Introvertas, erdelio terjeras, kuršis, kuriam yra 10 metų. Ir aš ne veltui jums pasakau visus šitos 3 dalykus, nes kai mes susitinkame pirmą kartą su žmonėmis, dažniausiai klausimai yra šie. Ir vieno iš jų aš dabar net jums nepasakiau, dėl to, kad neturiu atsakymo. Nes dar kitas klausimas, kai pasakau, kad kuršiui yra 10 metų, mane žmonės dažniausiai klausia, tai kiek jis gyvena? Kiek gyvena erdelio terjero veislės šunis? Ir šito atsakymo aš tikrai neturiu. Tikiuosi, kad gyvens dar ne 1 metus ir kartu su manimi keliaus. Ir vardas kuršis. Ar yra žinančių, kas yra kuršis? Yra laivas kuršis. Iš tiesų tai yra pirmasis liudijimas ir pirmoji istorinė žinutė nuo mūsų miesto. Nes mūsų miesto teritorijoje šalia Baltijos jūros gyveno gentis kuršiai, kurie pažinojo jūrą, draugavo su jūra ir buvo jūros įkvėpti. Tai mes su kuršiu nešame šitą žinutę visai Lietuvai ir pasakojame apie kuršius, kurie gyveno čia. Ir tai yra mūsų pirmasis pasitikimas ir atnešimas Klaipėdos į žemyninę Lietuvą. Ir prie visų tų klausimų, kuriuos jums uždaviau, norėčiau pradėti savo istoriją pasakoti vieninteliu ir didžiausiu klausimu. Ar gali vienas žmogus, viena idėja, pakeisti pasaulį ir padaryti tokį domino efektą, kuomet keičiasi sistemos, keičiasi žmonės ir tik dėl to, kad reikėjo kažkokio vieno kūrybingo sprendimo. Taip, tai mūsų su kuršių istorija prasidėjo 2017 metais, spalio mėnesį, kuomet Klaipėdos mieste moksleiviai išgirdo kvietimą atvykti į Klaipėdos kultūrų komunikacijų centrą į parodą, kurios gidai bus 4 keturkojai. Aš jau nepasakoju, kokio ažiotažo susilaukė tarp moksleivių šitą žinutę, nes 10 pasiūlytų edukacijų užsipildė valandos bėgyje, bet tai sulaukė didžiulio žiniasklaidos dėmesio, kadangi tai buvo pirmas kartas, kuomet gidai tapo šunis. Tai buvo įstabu visoms nacionalinėms televizijoms Lietuvoje, ką gali gidai šunis pasiūlyti parodoje. Ir žinoma, apsilankę šitose edukacijose daugiau nei 200 vaikų, buvo didžiulis džiaugsmo toks atradimas, kad štai šunis vedžioja, supažindina su kultūros įstaigoje dirbančiais žmonėmis, supažindina su meno kūriniais. O iki tol, iki šitos edukacijos, reikėjo praeiti tokį labai įdomų kelią. Pirmiausia, reikėjo įtikinti menininkus, kad jų parodoje tarp 88 skulptūrų visokiausių sudėliotų ant žemės, 4 gidai ir daugybė moksleivių keliaus ir tyrinės meno pasaulį. Tuomet reikėjo įtikinti savo kolegas, kad jie atvertų savo kabinetus, pasakytų labas moksleiviams, nes tai neįeina į kultūros, tarkim, kokio viešųjų pirkimų darbuotojo dienotvarkę. Ir taip pamažu susitelkę mes pradėjome savo kelionę.
Ir tai nebuvo pats pirmas, tai buvo pats pirmas, bet ne pats paskutinis mūsų indėlis į kultūrą, nes Klaipėda ne veltui yra miestas prie jūros. Čia visą laiką yra vėjai ir čia visą laiką tie vėjai yra labai gūsingi. Ir mes nuo tų 2017 metų po pirmojo bandymo susitelkėme visos kultūros organizacijos ir nusprendėme, kad šuo gali būti jungtis tarp žmogaus ir kultūros. Mes pakvietėme ateiti, keliauti, kalbėtis, pakvietėme į dialogą ir atvėrėme visas kultūros įstaigos duris. Ir šiandien, jeigu jūs norėtumėte ateiti su savo augintiniu į kultūros organizaciją Klaipėdoje, jos visos jūsų labai mielai lauktų. Nes mes nenorime, kad žmogus dalintų savo laiką augintiniui ir kultūros kažkokiam tai reiškiniui. Tai buvo tokia mūsų kelionės pradžia, kurioje mes pradėjome Šuo ir žmogus, susitikimai, kurie įkvepia. Bet tai nebuvo ir pats sudėtingiausias procesas, kuriuo mes pakeitėme kultūrinius įsitikinimus ir stereotipus. Tai buvo tik tais pradžia, nes antras mūsų žingsnis buvo dar sudėtingesnis. 2018 metais aš kaip kūrėja patenku į švietimą. Mes tikrai visi žinome, kas yra šiandien švietimas, mes žinome, patys lankėme mokyklas, mes turime vaikus, kurie lanko mokyklą, mes girdime, kas dedasi mūsų švietime. Ir štai 2018 metais aš išgirstu, kad į tą mokyklą, kurią turėčiau ateiti kaip kūrėja, nebevyksta dialogas. Kad norima nutraukti šitokio kūrybinio bendradarbiavimo galimybės ir yra tik tais du keliai. Vienas iš jų – užbaigti dialogą ir net nepradėti, o kitas ieškoti kūrybinio sprendimo. Ir štai čia ateina vėl šuo. Kai žmonės nebesusikalba, tenka telktis šunį, kuris pasako daugiau būdamas savimi, negu kad mes žmogus žmogui, kurie atrodo turėtumėm galimybę susikalbėti, bet nesugebame. Ir tada prasidėjo Kuršio kelionė po bendrojo ugdymo mokyklas ir tai nenutiko, kad mes dviese čia viską darėm. Tai nutiko tai, kad kūrybinių jungčių komanda, kurioje aš tuo metu buvau, kartu mes kreipėmės į švietimo ministrę, pasiūlėme sprendimą, kad štai šuo ateis į mokyklą, mokysis kartu su moksleiviais. Ir tai tapo tokiu, pavadinkime, raktu, kuris atrakino širdis. Ir mes į tą mokyklą atėjome. Situacija buvo tokia, kad reikėjo spręsti čia ir dabar, o ką šuo veikia mokykloje. Jis nėra terapinis šuo, nes tai pirma mintis, kuri kyla, ar šuo terapija užsiema mokykloje. Tai yra šuo, kuris skatina mąstyti kitaip. Šuo, kuris skatina pamatyti, kad sistema yra sukurta žmonių. Kad prieš kiekvieną sistemą visų pirma yra žmogus. Kad yra svarbesnės savybės, kurias mes turėtume puoselėti mokykloje, yra žmogiškumas. Ir štai šuo savo tokia pūkuota letena, šlapia nosim, savo smalsumu atėjo į mokyklą kartu su vizionieriais mokytojais ir sukūrė unikalią iš tikrųjų mokymosi programą, nes šiandien dienai Kuršis yra baigęs Klaipėdos Verdenės progimnazijos 8A klasę. Mokyklos direktorė yra įteikusi jam diplomą už nuopelnus akademinius jo klasės, nes iš 30 moksleivių 15 jų baigė 90. Kuršis yra baigęs Simono Dacho progimnazijos 4 Sigma klasę, pradinį ugdymą. Ir ta klasė yra nepaprastai kūrybinga, nes dalyvavo, būdami ketvirtokai mokslinėse konferencijose ir aktualizavo mirštančios Baltijos jūros problematiką. Ir šitas šuo su jais kartu skatino mąstyti apie gyvūnų gerovę. Kokios yra žmogaus atsakomybės? Ką daro žmogus, kuomet jis įgyja mokykloje žinias? Tai yra jo didžiulė galia. Ar jis bus kūrėjas, ar jis bus griovėjas? Ir šuo atnešė, kad svarbiausia yra pamatyti žmogų. Ir tada, kada tu pamatai žmogų, tada jam gali pasiūlyti smalsauti, tyrinėti, būti atsakingu, laikytis taisyklių, nes visuomenė neveikia, kuomet taisyklių nėra, kuomet mes nesilaikome susitarimų. Ir Kuršis tai pasiūlė pamokose, išlaisvindamas mokytoją iš struktūros. Dėl to, kad mokytojams teko mokinio dalia. Kadangi nebuvo programos, kad mes pasigugliname internete ir randame, ką veikia šuo matematikoje, ką šuo veikia fizikoje, ką veikia lietuvių kalboje. Ir tai buvo unikali programa, kurioje mokytojai kiekvienoje savo pamokoje pagal skirtingą amžiaus grupės
sugalvodavo, kaip yra integruojamas šuo į pamoką, ką jisai veikia, kokias funkcijas atlieka ir kokių tikslų mes siekiame su šuniu, kuris dalyvauja bendrojo ugdymo programoje. Tai trečioji jo klasė, kurios dar nepaminėjau, tai šiais metais 12 klasę baigė Vidūno gimnazijos moksleiviai, su kuriais Kuršis kartu mokėsi nuo jų 5 klasės iki 12. Ir ta draugystė kartu šuns ir žmogaus, šiandien dienai mes matome sustojusius studentus į universitetus pagal pirmąjį savo pasirinkimą. Tai klasė, kuri yra nuveikusi per savo 8 metus neįtikėtinus dalykus. Ir klasė, kuri visų pirma supranta, kad viskas yra jų atsakomybei, kad jie yra šito pasaulio kūrėjai. Ir tai tikriausiai yra didžiausias nuopelnas, nes tai nėra tai, kad aš jums pasakoju ir tai yra tokie labai slapti ir uždari būreliai, kuriuose mes veikiame. Šitą visą programą žino tiek kultūros ministerijoje, tiek švietimo ministerijoje, tiek mūsų miesto, Klaipėdos miesto švietimo skyrius. Kadangi Kuršis pradėjo per kultūrą, atidaręs vienas kultūros duris, padaręs tiltą į kultūrą, atvėrė duris į švietimą. Ir švietime, ką jis pasiūlė pamatyti draugystę tarp žmogaus ir šuns. Ir man toks pasiūlymas jums visiems. Aš žinau, kad jūs tikrai turite keturkojus, turite savo draugus, nes šuo yra žmogaus gene. Dėl to, kad šuo ir žmogus 15 000 metų keliauja kartu. Mainėsi mūsų bendrystė, draugystė, bet šiandien dieną jis yra įrašytas į mūsų geną. Ir aš norėčiau jūs pakviesti ir pagalvoti, kad jeigu jūsų gyvenimuose jūs atsidursite prieš didžiulės sistemas, kurios atrodo yra neįveikiamos, pagalvokite, koks Kuršis yra jūsų gyvenime, kuris galėtų atrakinti raktu tą didelę sistemą, didelę problemą ir iššūkį. Ir mes su Kuršiu visą laiką sakom, ieškokime dialogo, ieškokime vienas kito supratimo, ieškokime, kas mus jungia ir telkia kaip žmonės. Ir jeigu tai sutelkčiai reikalingas šuo, sako Kuršis, viskas, tikriausiai jau reikia kalbą baigti. Tai jis yra puikiausias laiko vadybininkas, jis labai gerai žino laiko pojūtį, turi tokį asmeninį. Tai jis jau rodo, kad baigėsi mano kalba, eina į pabaigą, bet ta linksma proga ir norėčiau pasakyti, kad būkite tie, kurie imasi lyderystės, pabandykite, išdrįskite ir prisiminkite mūsų Kuršių, kokį kelią mes ėjome ir mes tikrai labai tikime žmonių kūrybingumu, o karta, kuri auga, yra ypatingai potenciali. Palaikykime juos savo pavyzdžių, įkvėpkime juos ir būkime jiems tie, kurie parodo, kad mes esame šito pasaulio kūrėjai. Na, Kurši? Dar nepasakiau jums paslapties, per ką mes ateinam. Tai, kad jis yra pamokose, tai nėra nei cirkas, nei triukai, nei kažkoks tai stebuklas, kad čia šuo ateina ir kažkokiu super savo intelektu kažką nustelbia. Jis yra matematikas, mes esame matematikos ambasadoriai, kaip mąstymo įpročio formavimo dalyko, nes matematika formuoja mūsų gebėjimą spręsti iššūkius ir būti kūrybingais. Tai Kuršis yra matematikos ambasadorius, jis lanko savo mokyklą pas savo mokytoją Giedrių nuo pat savo 4 mėnesių iki dabar, jis yra mokymosi viso gyvenimo ambasadorius, jis yra Klaipėdos ambasadorius ir, žodžiu, būkime Kuršis, norėtųsi pasakyti ir palinkėti jums norėtumėm gražios šiandieną dienos ir įsikvėpti nuo visų šitų pranešimų, kuriuos jūs girdėsite. Tai labai dėkojame ir norime savo šiandienos kalbą baigti. Kurši? Tai, eikš, sėsk. Duosi 5. Labai sunkiai, tai aš jums ne veltui sakiau, kad šuo intravertas. Tai jis nėra įprastai šunį, neturi būdingo ėjimo prie žmonių ir reikalavimo dėmesio. Tai čia jo yra stiprybė. Tai pamatykime dar ir savo stiprybės nesilpnybėmis, bet ką galime su jomis padaryti geriausiai. Na, Kurši, gal suskaičiuosi? Ne? Suskaičiuosi? Supratau, sėsk. Duok 5, sėsk. Sėdėt. Duok 5. Geras šuo. Tai geros dienos ir susitiksime kažkuriame kelyje. Kurši?